Selmo sistema – pirmiausia reikia sukurti pas mus paskyrą, savo profilį, kuriame galėsite veikti ir pamatyti, kaip viskas atrodo praktiškai, visas mūsų funkcionalumas. Norint tai padaryti, pirmiausia viename puslapyje, viename skirtuke mūsų naršyklėje internete, reikia prisijungti prie savo puslapio, taip. Tai čia, kad būtume prisijungę prie savo Facebook puslapio, o tada atskirame skirtuke ieškome interneto svetainės pasvirasis_lt, kaip Lietuva. Tada, kitaip, galime tai padaryti ir per Google, taip, ieškoti šios svetainės pasvirasis_lt ir tai bus taip pat pirmasis puslapis čia naršyklėje. Taip, esmė yra, kad patektume į šį baltai mėlyną puslapį būtent su tokiu adresu. Tada reikia paspausti dešiniajame viršutinėme kampe mėlyną mygtuką išbandyti nemokamai arba sukurti savo paskyrą. Spaudžiame. Tada įvedame savo paštą, tą, kurį naudojame kasdien, aš įvesiu kokį nors testinį. Ir slaptažodį užpildysiu kokį nors savo, tai bus mūsų duomenys prisijungimui prie mūsų Selmo platformos. Tai neturi nieko bendro su jūsų Facebook. Priimame taisyklės ir spaudžiame toliau. Aha, neturiu jokių specialių simbolių. Čia tiksliai parašyta, kas turi būti slaptažodyje. Taip tai atrodo, taip, užsirašome, einame toliau. Pasirenkame, ar esame parduotuvės klientas, ar parduotuvės savininkas, spaudžiame, žinoma, šią parinkti ir parduotuvės pavadinimą. Taip, na, čia aš įvesiu pavyzdžiui, taip. Mūsų kontaktinis telefono numeris, kad geriausiai žinotume, per kokį telefono numerį su jumis galima susisiekti, pavyzdžiui, per WhatsApp. Einame toliau. Pažymime čia bet kokią parinkti, tai neturi jokios reikšmės, todėl pažymėkite čia ką nors, taip, nuo 1 iki 100 ir čia taip pat iš kur mūsų nesvarbu. Ir pasirenkame, kad norime prisijungti prie Facebook. Čia pirmiausia bus rodomas privatus profilis, todėl viskas tvarkoje, tai turi būti privatus profilis, prie kurio taip pat prijungtas puslapis. Einame toliau. Tęsti. Ir turime pasirinkti čia savo puslapį Facebook, pasirenkame jį ir spaudžiame išsaugoti. Pasirenkame, kur yra mūsų parduotuvė. Spaudžiame ir turime šiek tiek palaukti, kol bus sukurtas mūsų profilis Selmu ir dabar mums pradėjo veikti 7 dienų bandomasis Selmo laikotarpis. Taip, sukurta paskyra ir kituose vaizdo įrašuose paaiškinsiu, ką daryti toliau. Dabar kairėje pusėje turime čia keletą skirtukų, apskritai paskyra sukurta.